Šį gegužės mėnesį Telšių kultūros centre veikia respublikinė dailės paroda Liaudies dainos atspindys mene. 2025 metais sukanka 200 metų nuo pirmojo lietuvių liaudies dainų rinkinio ir dainų tyrinėjimo paskelbimo. Norėdami prisidėti prie šio svarbaus įvykio, Lietuvos tautodailininkų sąjunga ir Telšių kultūros centras surengė šią respublikinę dailės parodą. Kviesdami menininkus dalyvauti parodoje, akcentavome, kad mene turi atsispindėti dainos turinys. Gilinantis pamatai, kad dainų tekstai yra puikia medžiaga menininkų kūrybai. Manau, menininkams pavyko, jų kūriniuose, kaip ir dainų tekstuose, atsispindi gamtos vaizdai, žvėrių ir paukščių gyvenimas, sunkus žemdirbio triūsas, švelnus mergelės bernelio jausmai. Parodoje dalyvauja menininkai, kuriantys įvairiuose žanruose. Tai ir tapyba, ir skulptūra, ir grafika, karpiniai, yra ir tekstilės darbų, ir veltinio, juvelyrikos, paprotinio meno kūrinių. Prie kiekvieno meno kūrinio parašyta, kokiai dainai jis yra priskiriamas. Parodoje dalyvauja 102 menininkai iš Telšių, Plungės, Mažeikių, Akmenės, Anykščių, Biržų, Klaipėdos, Kelmės, Panevėžio, Rokiškio, Jurbarko, Kėdainių, Kupiškio, Druskininkų, Marijampolės, Utenos, Skuodo, Šiaulių, Ukmergės, Vilniaus ir Kauno miestų ir rajonų, gal ką ir praleidau. Labai džiaugiamės, kad toks gausus būrys menininkų darbų suvažiavo į Telšius. Darbų yra gal net apie 350 skaičiavau. Respublikinė dailės paroda Liaudies dainos atspindys mene yra projekto Meno ekspresas tautodailės jungtis, viena iš dalių. Šią parodą norėjome parodyti, kaip liaudies dainų sąlytis su liaudies menu veikia kaip terapija ir kaip mūsų etninė kultūra gali būti vėl ir vėl tyrinėjama bei naujai interpretuojama. Parodos uždarymo šventė, menininkų pagerbimas įvyks Birželio 6 dieną 15 val. Labai maloniai visus kviečiame dalyvauti. Taip pat iki šios Birželio 6 dienos kviečiame aplankyti telšiškius šią parodą, taip pat ir miesto svečius. Labai laukiame visų.